Namaste, sveiki, šiandien mes pasimokinsim atlikti Nadi Šodana kvėpavimo pratimą. Nadi Šodana tai yra apvalantis kvėpavimo pratimas, jisai netgi jogoje yra įvardinamas kaip paruošiamasis kvėpavimo pratimas pranajamoms. Pranajamos ir yra kvėpavimo pratimai, aišku, pats terminas turi platesnę reikšmę, bet mes šiame kontekste naudosime būtent kaip kvėpavimo pratimų terminą. Tai jogoje mes turim labai daug kvėpavimo pratimų, visi jie skirtingi. Ir šitas kvėpavimo pratimas padeda mums apvalyti mūsų kanalus. Nadi tai yra kanalai, šodana valymas. Savo kūne mes turim 72 000 kanalų ir jie gali iš tikrųjų blokuotis. Jie gali blokuotis nuo negatyvių minčių, nuo sunkių emocijų, ar ne, būna jaučiam kažkur tai sunkumas kažkoks atsiranda, kažkur tai blokai, žinom patys labai dažnai, kad jie nuo streso. Tai būtent šitas kvėpavimo pratimas padeda iš mūsų kūno šalinti tuos emocijų blokus, minčių blokus ir būti mums tokiems, kaip pasakyti, lengvesniems, pralaidesniems, laimingesniems, ar ne. Ir jisai iš tikrųjų labai padeda mintis nuraminti. Jeigu jaučiat, kad pas jūs galvoje didžiulis vėjas, chaosas, norit kažko tai nebegalvoti ir vis tiek tas protas savo tas mintis siunčia, tai gali tikrai drąsiai naudoti šitą kvėpavimo pratimą. Jisai labai paprastas, nesudėtingas, gali daryti jį tikrai kiekvieną dieną, ypatingai jį yra gerai pasidaryti ryte, nes jūs tarsi paskui su ta tokia subalansuota energija iškeliaujate į dieną. Tai dabar dėl atlikimo šito kvėpavimo pratimo. Tai pirmiausia, turim sėdėti tiesiu stuburu. Dabar pagal Upanišadas rekomenduojamos yra dvi pozos. Tai viena sukhasana, tai yra patogi sėdėsena. Tai čia gali būti tiesiog sukryžiuotos kojos. Kita poza yra padmasana, aš atsisėdusi padmasana, tai yra lotosas, ar ne? Čia šiek tiek sudėtingiau, aš daug metų darau jogą, tai man nebesudėtinga. Tai galite sukhasana įsitaisyti tiesiog patogiai. Ir tuomet mes naudojam nasagra mudrą. Šitam kvėpavimo pratimui tai yra, kad pirmi du pirštai užlenkiami ir kvėpavimas valdomas būtent su nykščiu ir su bevardžiu pirštu. Ir dabar kas yra svarbu daryti su dešinė ranka šitą kvėpavimo pratimą, nes dešinys kanalas yra surya kanalas, saulės kanalas dešinys. Ir mes tarsi tą kanalą valdom su nykščiu, kuris atstovauja irgi ugnies elementą, tarsi ugnį valdome ugnimi. Ir taip bus, kad mes įkvėpsim per kairę pusę, uždengiam šnerves, iškvėpsim per kitą pusę. Ir paskui taip keisim tiesiog šnerves. Ir kvėpavimo metu mes laikysim šitos du pirštus ant kaktos. Tai aš pradžiai nasagra mudrą parodžiau taip užlenktais pirštais, kad galėčiau parodyti jums, ar ne, kaip vyksta šitas kvėpavimo pratimas. Bet paskui mes šituos du pirštus pasidedam ant kaktos ir taip valdom kvėpavimą. Šitą kvėpavimą, kaip pradedam, visą laiką pradedam nuo čandros kanalo, tai čandra ar ne, mėnulio pusė, kad kiekvienas įkvėpimas pirmiausia vyksta per kairį kanalą, iškvėpimas per dešinį. Ir tuomet labai paprastai įkvėpimas per dešinį, iškvėpimas per kairę. Vėl įkvėpimas kairė, iškvėpimas dešinė. Ir dabar kelios variacijos. Tai jeigu jūs esat visiškai pradedantysis iš to kvėpavimo, pradėkit be sulaikymų, kad tiesiog įkvėpiu kairėje pusę, ar ne, įkvėpkite irgi tiek, kiek galit ir per dešinę iškvėpkite. Vėl per dešinę įkvėpsiu, uždengsiu šnervę, per kairę iškvėpsiu. Ir tiesiog tarsi įeiti patį kvėpavimą, ar ne, į tą kvėpavimo ciklą. Jeigu jau esate darę kažkokių kvėpavimo pratimų, galit pabandyti daryti sulaikymus. Tai vėl bus, ar ne, kad pradėsim nuo kairės pusės, uždengsim dešinę šnervę, per kairę įkvėpsim, tuomet uždengsim abi šnervės sulaikymo metu, taip švelniai užspaudžiam ir tuomet per dešinę iškvėpsim. Tai pasibandykim visi kartu pasidaryti praktinę dalį. Dar galvoju vienas momentas, ar ne, galima prijungti skaičiavimą prie šito kvėpavimo pratimo, kad galit kaip pavyzdys įkvėpti per 4, sulaikyti 8, iškvėpti per 8, ar ne? Tada bus irgi dėmesio fokusacija geresnė, koncentracija geresnė, nes protas nesiblaškys niekur, nes kvėpuoti mes visi mokam, dar galim kažką ir pagalvoti tuo pat metu, ar ne? Tai kad protas būtų sutelktas, aiškus, koncentruotas, naudokit skaičiavimą. Įkvėpimas 4, sulaikymas 8, iškvėpimas 8.
ar ne, ir vėl įkvėpimas 4, sulaikymas 8, iškvėpimas 8. Jeigu galit, paskui galit dauginti skaičius, įkvėpti per 6, sulaikyti 12, iškvėpti 12. Galit daugiau, įkvėpkite 8, sulaikykit 16, iškvėpkit 16. Nesnauskit, jeigu išeina, tai ir palaikykit daugiau, nes kuo ilgesnius darom sulaikymus, tuo iš tikrųjų geriau. Kumbaka, joga vadinasi kvėpavimo sulaikymas. Aš gal kada papasakosiu, kokios yra kumbakos naudos, galima taip įvardinti. O jeigu sunku, pradžiai nedarykit, ar ne, be sulaikymų. Tai mes dabar pabandykim padaryti visi kartu su sulaikymais. Darysim įkvėpimas 4, sulaikymas 8 ir iškvėpimas bus irgi 8. Tai pasitiesinam stuburą. Galit užsimerkti, kairė ranka delnasi viršų, pirštai suglausti, galima paspausti ar ne pirštą, jeigu per sunku, taip, jeigu pasileidžia. Ir tuomet dešinė ranka pakyla prie nosies, 2 pirštai pirmi ant kaktos. Ir tuomet pirmiausia iškvepiam visą orą lauk per abi šnerves, visą tarsi pilvą net paspaudžiam, iškvepiam visą orą lauk, uždengiam dešinę šnervę, darom įkvėpimą per kairę. 1, 2, 3, 4, užspaudžiam abi šnerves, sulaikom kvėpavimą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dešinė iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvepiam dešinę. 1, 2, 3, 4. Sulaikom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kairę iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kairę įkvepiam 1, 2, 3, 4. Sulaikymas, abi šnervės užspaustos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dešinė iškvėpimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dešinę įkvepiam 1, 2, 3, 4. Sulaikom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kairę iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dabar pabandykit patys savo skaičiuosite. Aš padarysiu tyliai ir jūs mokinkite skaičiuoti mintise. Jokio skubėjimo, įkvėpimas turi būti švelnus, tarsi gėlės aromatą įkvėptume į save. Sulaikymas irgi ramus ir tuomet iškvėpimas. Pabandom taip. Ir kai baigsim kvėpavimą, turim pabaigti jį iškvėpdami per dešinę šnervę. Dar nuleidę ranką, galite pabūti užsimerkę, truputėlį ramiai pakvėpuoti per abi šnerves. Ir palengva tai baigsim
mūsų šiandienos praktiką. Linkiu pasidaryti šitą kvėpavimo pratimą tiek ryte, tiek vakare, tiek kai jaučiate tiesiog, pavyzdžiui, jaučiat nerimą kažkokią ar ne, jaučiat kažkokią sunkią emociją viduje, pasidarykit kvėpavimo pratimą, matysit, kaip padės. Ačiū Jums ir iki susitikimo kitose mūsų praktikose. Iki.